Aš esu Kailas ir noriu būti policininkas. Aš Gordonas, noriu būti advokatas. Mano vardas Marta ir aš tiranozauras. Užteks, Marta? Po 23 metų. Gerai, tu gali. Šitą ištrinsim. Kas naujo? Mano mergina ką tik atsiuntė žiauriai karštą nuotrauką. Primena užpakalį. Ar mano papai atrodo kaip užpakalis? Užsimečiau tavo mėgstamiausius marškinius ir dailius apatinius. Nėra nė vienos geros. Ar buvau tau neištikimas? Galbūt. Aš visiškai šiknis, žinau. Manai, man patinka tokiu būti? Man nuolat reikia patvirtinimo, kad esu paklausus. Tai apgailėtina, bet manau, kad galėtum tai sutvarkyti. Labai sumauta situacija. O galbūt tai nauja pradžia? Nemanai? Gražus nagų lakas. Aš tik pasiimsiu va šitą. Būtent apie tai ir kalbu, Marta. Tavęs visai netraukia nuotykiai. Atsargiau. Geros dienos. Labas, tu Sharon? Taip, kaip laikaisi? Čia Chanel? Man patinka. Tu viešbučio darbuotojas? Ne, man reikėtų, tiesą sakant, turėčiau būti Milvokyje ir žudyti tavo vyrą, kol jis netimė iš tavęs pusės įmonės. Juk čia šuo ar pakasas, tiesa? Jie man daug nepasakoja, bet vis tiek įsiaiškinti sugebėjau. Labai savimi didžiavausi. Klausyk, aš neskaudink mane, Sharon. Susiradai tarpininką, kuris pasamdė žudiką tavo vyrui. Gerai. Jei tu ne Milvokyje, tai ką veiki čia? Žudyti yra negerai, Sharon. Bet tu juk samdomas žudikas. Tobulų nėra. Parsibeldė namo ir drįsi žiūrėti į mane lyg į kokią nuobodą vien dėl to, kad nenoriu sekso trise? Šiek tu neraliuotas, Marta. Čia Sofija. Viskas gerai? Tu manęs net nepažįsti. Jei negerai. Nes tu nesitempėjai. Kodėl tu nesitempėjai? Nieko nesuprantu. Čia jos įprasta girta spinta. Grįžau į koledžo laikus. Turėsime atidaryti duris, žiūrėk į žemę, nes tiesioginiai akių kontaktai laiko agresijos požymių. Mes įeinam? Ne. Čia mano zona. Mano. Nereikia manęs teisė. Čia mano mėgstamiausias kojinės. Ir geriu tik 2 dienas.
Marta, atrodai, girdžiu prielaidas. Girdžiu teisinti toną. Tu nežinai situacijos. Nežinai, kas dedasi mano širdyje. Nes tu rasistė. Gerai, gana, ne. Ir tu keistai kvepi. Atleisk, meluoju. Džiulija, man reikia pagalbos. Aš juos neliesiu, įlipnė. Jeigu mane paliesi, aš irgi tave paliesiu. 1, 2, 3, na štai. Paleisk mane, begėdę. Nenoriu niekur eiti, Marta. Ne jūs manęs nesustabdysit. Viena iš jūsų tuoj gausi marmūzę. Jis juda link lifto. Bus po 2 minučių. Espinosas komanda vietoje. Už tą sumą, kurios jis vertas, aš tikrai pasistengsiu. Tik neleiskite jam pradėti šokti. Amen Barlau šokė, šūktė. Hoperi, ne? Ne. Aš suklydau. Maniau, jūs profesionalai. Bet nieko tokio. Viskas gerai. Kažkam juk reikės parvaryti furgoną, kai jis jūs visus užžudys. Kaip nori, mišniau. Sėkmės. Prasideda. Stabdom liftą. Didelė klaida. Kas per velnės, jo šiandien nėra. Yra. Kaip jis sugeba taip judėti? Dėmes į šią. Tikrai ne. Kaip gražu. Balionai, vestuvės. Puikiai padirbėjot. Koridoriuje kilo gaisras, turite apleisti pastatą. Jis pokalio salėje, pričiupkite jį. Nesekite jo į atvirą vietą. Gaisras, veikit. Man patiko. Jis prie torto. Jeigu jis prie torto, vadinasi, turi peilį. Po galais. Kalės laikas. Kas šaudė į tortą? O būtų buvusios tokios gražios vestuvės. Na, buvo smagu. Lyg ir. Aš nesu rasistė. Žinau, kad nesi. Gaudyk. Tau jau geriau, kas per velnias? O jei ten būtų buvusi kulka? Aš tave treniruoju, prašom. Klausykit, nueikime kur nors, nesidėkime namie. Čia juk naujasis Orleanas. Čia visi jauni ir laisvi. Turėtume susirasti gerą vakarėlį. Tokį, kuriame rengtų kokį nors konkursą, pavyzdžiui, kūnų. Kur galėtume parodyti papus ar kažką tokio. Nežinau. Žodžiu, noriu nuveikti ką nors pasibaisėtino. Noriu nuveikti ką nors pasibaisėtino. Tau viskas gerai. Atsiprašau, sveikos damos. Kas čia? Čia buvo pina kolada. Bet aš išgėriau, todėl dabar čia tuščia turi mano draugė Džiulijai. Dieve mano. Jėzus Kristau. Ji čia? Taip ir maniau, kad čia geras baras. Einu jo paieškot. Kaip reikalas, blemba. Ji kažkam rašo. Kam ji rašo? Kam rašai? Niekam. Manot, kas nors pasikeistų, jeigu prašyčiau jam, kad esu nešia?
Yra koks nors nešios veidelis. O gal parašyti, kad mirštu? Arba kad jis miršta? Nes aš tave užmušiu, tu duok man telefoną. Nežadu žiūrėti, kaip kartoji savo klaidas. Tu kaip traukinys vis nuvažiuojantis nuo bėgių. Ir aš jį sustabdysiu. Užtenka. Atsiprašau. Tikrai, nepyk, Sofija. Tu man tokia gera. Kodėl man taip nuolat nutinka? Ar aš nevykėlė? Ne. Ar aš visiška lūzerė? Ne, tu ne lūzerė. Eikš. Tiesiog su tavim dar reikia padirbėti. Gal ateik rytoj pas mane į darbą? Tikrai? Taip. Atsipalaiduosi, paglostysi kates. Dievinu kates. Jos tave irgi. Labai tave myliu. Ir aš tave. Ryšiam su taikiniu M4937 jums bus suteikta nauja tapatybė. Esate FTB agentas Leonardas Knoxas iš Alabamos skyriaus. Galite naudotis Naujojo Orleano policijos paslaugomis. Hopperį, dėl jūsų asmeninių ryšių su taikiniu priminame, kad užduoties neatlikimas bus netoleruojamas. Pašalinti taikinį jūsų prioritetas. Knoxas. Agentas Leonardas Knoxas. Taip, o jūs būsit? Detektyvas Gasas Patrikas. Sveikas atvykęs į Naująjį Orleaną. Malonu susipažinti. Ar tai turėtų veikti atpalaiduojančiai? Paprastai taip ir veikia, bet tu viską paverti beprotnamiu. Kodėl tu su katės ausimis? Jomis prekiauja prie kasos. Jos skirtos vaikams, su jomis jaučiuosi gražiai. Užtat jūs nieko prieš, ar ne? Koks mielas. Ne, čia Hanibalas, grynas žudikas. Šitas? Lėktum sudraskytų veidu. Tu pasiutęs ar pasiutęs? Tai metafora. Ne, šis katinas mano siela. Tai ne metafora. Turiu susiremti su tuo akis į akį. Martine, būsime geriausi draugai. Tavimi dėta nestovėčiau taip arti narvo. Marta, ką darai? Taigi metaforiškai kalbant, manai, kad laimėjau ar pralošiau? Dievės visiškai pasiuto, primyšo tau ant veido. Atleisk, tau teko baisiausias smūgis. Maniau, kad tavo refleksai geresni, juk tiek laiko dirbi su katimis. Manai, tai gynybinis mechanizmas, šlapintis ant veido. Tarsi kokia evoliucionavusi reakcija. Tikrai, atsiprašau, Sofija. Tai nebuvo metafora. Taip, dabar jau supratau. Turėtume eiti namo. Tu įsitikinusi? Taip. Visiškai. Gerai. Pasimatysime namie. What I want, what I do, what I don't. It's a crazy all that messes is wrong. Tell me 'cause I don't understand. How someone just can't walk into your life and everything before then you forget. Is it good? How'd you do that? Kaip tau pavyko? Daugokai prezervatyvų. Nuo tiek netoška užsprintų. Nežinau, ką čia pasakiau. Gal nori dingti šią? Ką? Nuskambėjo šiurpiai? Kartais nesuprantu, kad būnu šiurpus. Gal nori nueiti į pasimatymą? Dingti iš čia ir tada nueiti į pasimatymą. Remiantis kuo? Niekuo? Tiesiog taip. Imti ir nueiti? O ką šiandien žadi veikti? Šiuo metu kovoju su noru nuo tavęs pabėgti. Tiesą sakant, aš irgi bėgu. Nuo tokių pačių širpių vyrukų kaip ir tu? Aš už juos kur kas širpesnis. Aš tarptautinis samdomas žudikas. Bjauru, tiesa? Jau 3, ėmė užkasime troškinį ir blynų. Ką dar šiandien esi suplanavusi? Išskyrus tai, kad būsiu nužudyta animacinio filmuko veikėjo. Ar tas animacinio filmuko veikėjas prie tavęs lindo? Įspardysiu jam subinę. Kas nutiko tavo rankai? Katės darbas. Pat jų neauginu, jeigu ką. Nesu užkėtėjusi kačių augintoja. Mėgstu kates, bet
Šita buvo pikta. Manau, kad tu graži. Aš smagesnis nei kalnas kačiukų. Gerąja prasme. Na, gyvarom čia. Padarykime tai. Nuėkime į pasimatymą, tu ir aš. Paaiškink man 2 žodžiais, kodėl turėčiau kartu su tavimi eiti. 2 žodžiais. Antraip tau. Iš tikrųjų šiurpu. Šiurpu tiesa? Eime. Sumokėsiu už juos? Jau sumokėjau, ne? Ne. Nesumokėjau? Atleisk. Pričiupai mane. Klausyk, negalima kas iš galo. Prieš tai tau puikiai sekėsi. Valgiu kaip normalus žmogus. Kas tu, dešrainių policija? Tau tai nauja? Man patinka tavo marškinėliai. Tikrai? Taip, rodo pasitikėjimą savimi. Atrodai labai savimi pasitikinti. Labai savimi pasitikinti? Taip, tarsi sakytum, eikite visi šiekt. Atleiskite, damos, manot, jie atrodo savimi pasitikinti? Atsiprašau, jis pamišėlis, aš jo nepažįstu. Tai tiesa, keista, nes man tai sunkus išbandymas. Kas kart rengdamasi galvoju, ką tie drabužiai apie mane sako. Nes čia ir čia šis azedasi. Todėl noriu, kad mano marškinėliai tai atspindėtų. Labai daug atsakomybės vieniems marškinėliams. Tikriausiai nedrėtų kas kart renkantis drabužius ieškoti gyvenimo prasmės. Tiesą sakant, suprantu tave. Tikrai? Taip, kiekvieną rytą praeina pusvalandis, kol įsirenku, ką apsirengti. Tikrai? Maniau, kad įvyko siaubingas nesusipratimas. Ne, tai buvo sąmoningas sprendimas. Tiesiog aš visiškas beprotis. Tu šmaikštus. Nebaigiai savo istorijos apie kasinėjimus. Na, tai niekad neįvyko. Susipažinau su Jeffu ir pirmenybė teko jo svajonėms ir tikslams. Jis profesorius, tad aš irgi turėčiau tokią tapti, jei baigsiu su pagirimu. Kaip jis mirė? Jis gyvas ir sveikas. Tiesiog šiknius. Iš pradžių toks nebuvo, bet paskui nutiko kaip Scooby-Doo. Atskleidė savo tikrąjį veidą. Slaptas šiknius? Taip, tokie blogiausia. Manau, tai mano atrankos kriterijus. Kiekvienas, prie kurio prisirišu, pasirodo esantis slaptas šiknius. Ar patekau į bėdą? Ar aš irgi užsikrėsiu šiknio sindromu? Ne, nes ir taip aišku, kad esi šiknius. Tada viskas gerai. Manau, tas reikalas su vaikinais tai yra simptomas. Aš tiesiog nesuvokiu savo veiksmų. Jeigu tai supranti, kodėl nieko nekeitė? Na, ar tu klausi tik subingalviai? Atleisk. Taip, drakonai. Žmonės mėgsta suteikti pavadinimus, kad jaustųsi saugesnė. Nors iš tiesų dinozauras ir yra drakonas. Atleisk, tikriausiai atsibodau su savo ta paleontologija. Vis dar nieko nežinau apie tave. Tikrai? Taip. Gaila, nes esu nuostabus ir sudėtingas žmogus. Nejaugi. Taip. Ką veiki gyvenime? Daug keliauju. Perku naudotus senus vintažinius automobilius. Keliauju ieškodamas automobilių. Ir dar žudau žmonės, bet dabar jau rečiau. Derini 2 darbus. Mėšlas. Tu sveikas? Viskas gerai. Kas čia buvo? Prakykimas. Kažkoks suskis bandė mane nužudyti. Nori juos įkratyti? Žinoma. O gal jis bando nužudyti tave? Ar ko nors mane sakai? Come on.
Manau, mano bėda ta, kad visur turiu būti geriausias. Nesvarbu, ar rinkčiausi kostiumą, ar gabenčiau vandeniu teroristą, suprantama. Gaminčiau suflę, ar būčiau antrą pusę, visur turiu būti geriausias. Pastaruoju metu stengiuosi rimčiau žiūrėti gyvenimą. Ko juokiesi? Tu banaliausias mano sutiktas žmogus. Tiesa. Perpratai mane. Bet numeris vienas. Tai tikriausiai nemėgsti įprasto sekso, nes paprastai tai darau nuogas. Nežinau, kas gali būti įprašiau. Kadaise susitikinėjau su mergina, su kuria mylėjausi formaliai. Turėjau vilkėti smokingą. Labai suprakitavau. Ir varlytė susilankstė. Kvailystė. Tikrai. Būnu čia kiekvieną antradienį. Paragauk viršienos. Žavinosis. Patinka? Visai nieko. Labas. Kaip gyveni? Tu labai graži. Tai buvo kvaila, banalu. Taip, tu pats blogiausias. Dieve šventas. Padėk jį. Sveiki. Labas. Sveika, Sofija. Mes pažįstame? Ne, aš pamišęs vyrukas, kuris Martą sutiko parduotuvėje. Dabar žinau, kur gyveni. Nuostabu. Puikiai atrodai. Tau tikrai labai patinka drakonai. Ir tigrai. Gali parkuokiu šią. Turėtum žinoti, kad aš vis dar nesigavusi po to prieš tai buvusio dalyko. Skubidu? Taip. Bet vis tiek norėčiau, kad liktum. Jeigu tik pats nori. Na? Valio, linksminsimės iki ryto. Aš. Šokinėjant lovas. Atleisk. Toks mano elgesys reiškia, kad jaudinuosi. Manau, tu man patinki. Nemanai, kad to per daug? Ne. Vis dar manau, kad reikėjo nupjauti galvą. Grėsmingiau atrodytų. Džoni Mūnai, tu nesveikas. Prasideda nauja era. Grįžę į Džersį valdžią perimsi mes. Ne už ką neįstriksime šitam apgailėtinam mieste. Neįsižeisk. Žinau, kad čia užaugai. Neįsižeidžiau. Tu man patinki. Nesi nei protingas, nei tvirtai sudėtas, bet gebi priimti rimtus sprendimus ir turi didelius kiaušus. Priversi tą klauną nužudyti Ričį, kad galėtum perimti valdžią. Siaubingas planas. Bet aš jau tikiu. Bus smagu. Žiūrėk. Hudinis dar krūta. Ei, Pakai. Sunki naktelė, ką? Ką? Gerai. Pakelkime jį. Pasiruošęs? Taip. 1, 2, 3. Turėjau išeiti į darbą. Pasimatysime vakare. Ten jis? Taip. Kiek sakai laiko įsikė? FTB seka jį jau 10 metų. CŽV 15. Viskam vadovauju 5. Kodėl negalima pričiupti jo dabar? Iškviesime spec pajėgas, snaiperius ir greito reagavimo būrį. Tikrai nori vėliau rinkti šitie kūnų? Aš įsimylėjau. Čia pokštas? Kas yra? Anksčiau visuomet gamindavau to pusryčius. Taip, mikrobangėje.
Tas vakarykštis vyrukas priminė prašmatnų benamį. Dieve, ką tik supratau, kad nežinau jo vardo. Pono tobulybės? Tai praleidome kartu jau 10 valandų, bet taip ir nepaklausiau. Permiegojai su juo ar nežinai jo vardo? Aš su juo nemiegojau. Na, miegojau, bet nesimylėjau. Mes glamonėjomės, buvo miela, aišku. Tam nereikia vardo. Bet jis vis tiek jo nepasakė. Marta, pats metas pradėti kreipti dėmesį į pavojų signalus. Manai, jis blogas? Kas, jeigu tai tiesa? Kai buvau mažai, įsivaizduodavau, kad draugauju su Leksu Luturu. Tu aš Supermenu? O jis nebuvo genijus. Taviškis panašesnis į karštą lietaus žmogų. Ačiū. Žinai, manau, jis čia nieko dėtas. Dabar jautiesi nestabiliai ir prisirišai prie jo tik todėl, kad jį sutikai pirmą. Manau, kad jį įsimylėjau. Ar tai kvailystė? Taip, 100%. Kas čia dabar? Man reikia paramos. Iškeipiau tau blynų, turėtum būti maloni. Tauški visiškas nesąmonės. Manau, tau ankstyva vidurio amžiaus krizė. Nepanašu į mane. Visai skanu. Tiesiog su juo jaučiuosi... Nežinau, kaip ir sakei, jis ponos tobulybė. Dieve šventas. O galima kepti plaktą gritinėlę? Kodėlgi ne? Jėga. Kodėl tu vis dar gyvas? Ką darai, Hoperi? Man sakė, kad tu neberaportuoji. Koks tavo didysis planas? Ketinu jį sučiupti. Kas per velnias? Jis išžudė visą mano komandą. Jis mano ir aš jį pribaigsiu. Nejaugi. Turi geresnę mintį? Visuomet turiu geresnę mintį nei tu. Aš jį pažįstu. Žinau jo silpnąją vietą. Aš jį apmokiau. Kol kas lauksim. Kaip bailiai. Taip, kaip bailiai. Lyg dalyvautume bailių parade. Nedalyvauju jokiam bailių parade, aišku. Žiūrėk, aš neki, Hoperi. Skambino žmona. Puikiai tave suprantu. Tai kokia Hoperio istorija? Kino? Edo Hoperio. Dokumentuose vis šmėkšteli jo pavardė. Jis dirbo su mūsiškiu, ar ne? Kažkoks maskotės meistras, slaptas agentas. Visko neskaičiau, bet jeigu būtum perskaitęs, žinotum, kad Hoperis 12 metų dingęs. Jie kartu dirbo CŽV Ultra programoje, bet ji baigėsi katastrofiškai. Istorijos pabaiga. Pamiršk Hoperį. Vienu metu susitelksime ties vienu bepročiu. Gerai. Monstre. Ar pavadinai mane monstru? Taip, tai pravardė. Kaip Marta, Mansas, monstras. Man patinka. Ši pravardės atsiranda vėliau, laikui bėgant, bet per 10 minučių galiu pasakyti monstras 1000 kartų. Monstras, monstras, monstras. Nori varyti man Stokholmo sindromą? Dievinu tą albumą. Monstras geriau už Agatą. Kas Agata? Manau, kad Agata labai madingas antras vardas. Tikrai madingas. Jis iš kokių 1935 metų. O Marta Agata tarsi dvigubos menopauzės smūgis tiesiai į žiaurus reikalas. Gal nori pažaisti vaidmenimis? Ar turėsiu būti sena poniutė? Manau, man visai patiktų. Nusipirktume vaikštynę lazdelę. Tiesą sakant, tai mano svajonė. Tapti sena pamišusią rajono močiutę. Sena pamišėlė Marta. Susivėlusiais baltais plaukais, nutriušusiais drabužiais, kuri visą dieną važinėja ir piktai nužiūrinėja paauglius. Nerealu, tai lyg yra. Tai mano svajonė. Nekantrauju visą tai patirti. Tu alkana? Atleiskite, padavėjau. Gal galėčiau... Atleisk, turėsiu trumpam išeiti. Labai atsiprašau. Klausyk, aš pasimatėme. Ir man patinka. Gal galim sutvarkyti tai rytoj? Nužudyčiau tave parke arba paplūdimyje. Arba jaukiam viešbučio kambaryje. Nusipirktume vaisių, paplepėtume. Palaikytume vienas kitą už rankos, eitų šikšūšiau. Jau baigėm?
Kur eini, Mižniau? Nužudysiu ir tave ir tavo kalę. Išgirdai gerai? Ką? Girdėjai. Ateik ir pasiimk. Kodėl reikėjo jai grasinti? Taip kalbėti negražu. Lauktelėk. Žinoma, princesė, pranešk, kai pasiruošė. Nagi šūčiau. Skauda, ar ne? Gerai. Suknėsi gėjai. Jis labai homofobiškas. Pasitrauk nuo manęs. Dabar jau gana? Tikiuosi, krauju neaptaškėjai. Ji puikiai mergina. Aš tik noriu, kad mums pavyktų. Man ji patinka. Turėjau užbaigti audio knygą? Neatleisk, turėjau kai ką nužudyti stovėjimo aikštelėje. Tokį subingalvį, tikras šiknis. Neprieštarauja, jeigu susėsiu prie tavęs. Sėsk, žinoma. Man patinka. Velniop tradicinį sėdėjimą vienam priešais kitą. Tarp mūsų per daug nekilnojamųjų turto. Anarchija. Mirštu iš bado. Tikriausiai žudydamas tą vyruką labai pavargai. Pavalgykim. Gerai. Nesuprantu. Kodėl kažkas norėjo nužudyti Pako ir paskui numesti jo kūną nuo tilto? Tam, kad prisikastų iki mūsų, jie bando išpešti informaciją. Manau, tai vietinio šulo Hektoro Garsijos darbas. Pakas tikriausiai prakalbo. Spėju, kad prasitarė, jog padeda mums paslėpti stambią pinigų sumą. Mėšlas. Turime pasakyti tėčiai, ką? Nieko mes jam nesakysim. Namėje vis dar šveičia krauju nutaškytas sienas, vonai. Ar reikia priminti, kad tai tavo kaltė? Atsiprašau. Kai ką sugalvojau. Sklinda gandai apie vieną vyruką. Samdomo žudiką klounų nosimi. Jis galėtų visko pasirūpinti. Ši mintis man patinka. Jis kalba pats už save. Nesamdysiu kažkokio pašaliečio, kad sutvarkytų mūsų problemas. Turime nekristi į akis. Nuostabu, šitas planas daug geresnis. Sėdėsime užsidarę, kaip sukniso žiurkės. Ir lauksime, kol į duris pasibels FTB. Nuostabu, ryšė. 8 terapijos metai kaip į zubinę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atsiprašau. Man patinka Džonio sumanimas. Tas vyrukas tarptautinio lygio profas. Jis toks pat kietas kaip Briusas Lee arba Džeimsas Bondas. Pasamdysime jį, kad pribaigtų Garsiją. Ir sustabdysime šitą mėšlą jam dar neprasidėjus. Gerai. Gerai. Raskite tą savo profesionalą. Aš su juo susitiksiu. Puiku. Prašom, ačiū. Kur Sofija? Su vyruku, kuris nenori santykių, tad jai tai tikra palaima. Koks tavo vardas? Mano vardas? Taip, iš pradžių buvo... Visai smagu nežinoti, bet dabar manau, kad tai labai keista. Net nežabu. Tau nekaršta? Man nepatinka mano vardas. Aš jo nemėgstu ir jis mane siutina. Buvau su tavimi labai atviras. Žinau, kad praėjo vos kelios dienos ir tai nėra labai didelis pasiekimas. Bet tiesiog nemėgstu savo vardu ir nenoriu tau jo sakyti. Tu nieko prieš. Viskas gerai. Keistuolė, kaip padarei tą dalyką parduotuvėje? Apie ką tu? Na, žinai. Kartais tu labai greitai judi lyg
Lyg žinotum. Tu apie tai. Taip. Nori pamatyti triuką? Žinoma. Ar bus baisu? Nebaisiau neįprastai. Čia neįprasti peiliai. Visada būna pirmas kartas. Nuo pat vaikystės turėjau vieną tokią mintį. Labiau teorija. Neatsilik. Stengiuosi. Viskas, ką matome, visi materialūs daiktai yra salos, o po jomis sukuriuoja galinga srovė. Jeigu būsi dėmesingas, ją pajusi. Taip. Matai, kaip tavo ranka juda su manąja. Jauti tai, ar ne? Viskas gerai. Susitelk į peilį. Jei pajusime srovę, pajusim ir kitus jos nešamus dalykus. Žmonės, stebėk peilį. Jausime, kaip srovė jos neša. Ir žinosim, kur jie atsidurs. Viską lemia judėjimas. Jis vyksta savaime. Lengviau jam pasiduoti, nei priešintis. Jėzau Kristau, kas yra? Kodėl tai padarėjai? Maniau, kad jį sugausi. Sugausiu? Nematai, kuris skris? Negaliu sugauti peilio. Aišku, kad gali. Negaliu. Gali. Pameni, kai aną vakarą šokom. Nuo tave sklinda energija. Turi tam gebėjimų. Tai beprotybė. Dieve šventas. Klausyk, aš puikiai praleidau vakarą. Žinau, kad tai jauti, Marta. Kol kas nesupranti kaip, bet galiu tave pamokyti. Ne. Turi tučtai užeiti. Tu tai jauti. Nesvarbu, ką aš jaučiu. Marta. Šaunu, tiesa? Čia tai jėga. Ne, daugiau nemesk. Nemesk, aš suprantu. Viskas gerai. Dabar turėčiau purtintis iš baimės. Gal mes ir visi vieną atgal. Gerai. Šaunuolė. Ar tai tarsi pulsavimas? Panašiai. Dar niekam nebandžiau to paaiškinti. Rimtai? Taip. Su niekuo apie tai nekalbėjai? Ne. Kodėl pasirinkai mane? Nes norėjau, kad žinotum. Man reikėjo, kad žinotum. Tavo kūnas gracingas. Žinojau, kad suprasi. Ir todėl žinojai, kad sugausiu peilį. Nežinojau, ar sugausi, bet tikėjau, kad gali. Norėjau, kad jį sugautum, bet žinoti negalėjau. Čia tau pavyko jį sugauti. Tu žinojai. Pyksti? Ne. Nepykstu. Manau, kad esu beprotė. Aš irgi. Be to, aš tavęs noriu. Ta prasme labai. Labai noriu. Manau, tai visai įmanoma. Nutilk, noriu tavęs dabar pat.
Dažnai čiausuki. Nepatiko mano pusryčiai? Turėsiu sutvarkyti nedidelį reikaliuką, bet paskui galėtume kur nors pavalgyti. Gerai. Tinka? Tai puiku. Keista, su tavimi jaučiuosi, taip tarsi būčiau buvusi komoje. Tarsi neprisiminčiau, koks buvo mano gyvenimas prieš 3 dienas. Taip. Aš irgi taip jaučiuosi. Kai vakar gulėjome lovoje, nepergyvenk, viskas gerai. Aš užuodžiau. Troškiniai, dešrainiai, suprantama. Tu tikras idiotas, man netrukdo, viskas gerai. Aš pamačiau tavo randą ant nugaros. Randą. Tai ilga istorija. Buvau Serbijoje. Po tundrą vaikiausi vieną vyruką. Visas rytis buvo karo zona. Ir kai galiausiai jį radau, jis jau buvo negyvas. Tada dar dirbau korporacijai, CŽV ir taip toliau. Žodžiu, takart per 5 cm nuo širdies įstrigo lubų plokščias gabalas. Kelios nuolaužos pataikė nugarą, nuo to ir liko randas. Galva irgi nukentėjo, man sakė, kad patyriau smegenų traumą, bla bla bla, žinai, tie gydytojai. Prieš mane atsisuko senas draugas. Jis sumanė susprogdinti pastatą. Buvo bjauru. Kaip bebūtų, po to mano požiūris pasikeitė. Gal padėjo smegenų traumą, nežinau. Štai ir maniškis, tuoj grįšiu. Baigsiu istoriją vėliau. Gerai. Sutarta? Puikiai atrodai. Tu tas vyrukas? Aš vyrukas, taip. Viskas viduje. Puiku. Kas jis toks? Kuričis? Kas tave pasamdė? Ne tavo reikalas. Šiaip jau mano. Kaip tai ryčių nėra? Klaunas turėjo jį nužudyti. Pažiūrėkime, ką čia turim. Hektoras Garcia. Tu pažiūrėk jį. Atrodo kaip sirpikas. Nori, kad nužudyčiau Hektorą Garcia? Truputį ambicinga, nemanai? Tai nepasakysi, kas pasamdė tave, kad pasamdytų mane, kad jį nužudyčiau. Užsikrušk psiche. Psiche? Nežinkis, kol reikalai nepakrypo blogą linkme. Džiaugis, kad neištaškiau tau smegenų čia pat. Mėgsi klaunus? Velnias, jis jį nušovė. Ne tą, kurį reikia. Atleisk. Užtruko ilgiau, nei tikėjausi. Kas yra? Viskas gerai? Kas? Nusiminėjai, kad jį nužudžiau? Marta, mano jausmai tam vyrukui neturi nieko bendro su jausmai savo. Ar galėtum parvežti mane namo? Po perkūnais. Jėzau, tu tik pažiūrėk. Visur pritaškyta kraujo. Labai įdomus kampiniai greičiai. Tarsi jis suktųsi. Šoktų. Jis nesukosi už šoko. Tu teisus. Marta, palauk. Prakeikimas. Palauk. Širdelė. Ar mes pyksimės? Tu labai susikrimtai. Monstre, čiagi aš. Aš. Kartais prieš ką nors darydamas nepagalvoju. Bet nesu blogas žmogus. Manai, kad blogi žmonės geba mylėti? Atleisk.
Tu daug patyrei ir aš... Palauk, nenueik. Aš tik noriu pasikalbėti. Prašau. Čia tu kaltas. Aišku, Klivanai. Maniau, kad pasėsi su juo kalbėtis. Gal bent trumpam užsičiauptum? Kodėl kažkas žudytų mūsų vyruką viešoje vietoje? Žinai, kas iš tiesų nelogiška? Tai, kad likai sėdėti savo tvirtovėje. Gerai, paklausyk. Jeigu būčiau jai susitikti dabar negyvas, būtų tavo brolis. Ar tu to nori? Ne. Turiu adresą. Pasiekiau jį. Jis parvežė savo merginą. Būtų numeris kitoje pusėje. Vonai, surink 10 vietinių vaikinų ir važiuok į merginos butą. Kai tau šūdžius pasirodys, ištaškyk jiems smegenis. Ką? 10 žmonių? Taip, bet tavęs Rumūno. Iš to, ką pasakojai, tiek tikrai prireiks. Bet ryšį bandau tau pasakyti, kad jokių bet. Nežinkitės greičiau. Marta? Marta, tavęs ieško 2 vyrukai iš FTB. Tu ten? Jis vardu Francis Munchas. Kadaise jis buvo vienas žinomiausių samdomų žudikų pasaulyje. Šiame reikale jis jau nuo paauglystės. Buvo apmokytas įvairiuose programuose. Vėliau tapo privačiai samdomų profesionalu ir žmogumi be skrupulų. Prieš 2 metus Munchas patyrė nervinį išsekimą ir metė veiklą. Metė? Kodėl? Pradėjo jausti kažką panašaus į emocijas. Kaltę. Gailesį. Manom, kad jausmai galiausiai jį pasivijo. Jei jis nebežudikas, kodėl nušovė tą vyruką ant tilto? Manom, kad dabar jis vadovaujasi tam tikru etikos kodeksu. Jis vis dar žinomas, žmonės jį vis dar samdo. Bet dabar jis žudo juos pačius. Jis žudo tuos, kurie jį samdo? Taip. Nes žudyti yra negerai. Tai neveikia. Sakyčiau, tai pagrįsta diagnozė. Ar čia ta vieta, kur mudu? Restoranas, taip. Jis sakė, kad stovėjimo aikštelėje nužudė vyruką. Maniau, kad juokauja. Ar jis labai pavojingas? Na, ar labai pavojingas? Tokia diagrama neegzistuoja. Bet jei egzistuotų, sakyčiau, kad jis daugmaž viršuje. Jis talentingas. Bauginančiai talentingas. Nacionalinė saugumo agentūra, Interpolas ir FTB per pastaruosius 2 metus bandė jį sučiupti 9 kartus. Visi susidūrimai baigėsi absoliučia katastrofa. Jis įeina šokio žingsneliu, pasipila kulkos, prasideda chaosas, tada šokio žingsneliu išeina. Tai kas dabar? Jeigu jis bandys su jumis susisiekti, nedelsdama skambinkite mums. Supratot? Po pyptelėjimo palikite žinutę. Marta, čia aš. Žinau, kad protingiausia būtų duoti tau laiko ir erdvės, bet privalau tave pamatyti. Atvažiuosiu pas tave, gerai? Aš atvažiuosiu. Sveiki. Labas. Viskas gerai? Geriau nebūna. Puiku. Ar manot, kad man gresia pavojus? Manom, kad pavojus gresia jam. Žmogus, kurį jis nužudė, turėjo daug pavojingų draugų. Nors Prela irgi turėjo, bet jiems tai nepadėjo. Kas? Nedidelis sindikatas Naujajame Džersyje. Vertėsi narkotikais pagrindė heroinu. Bandė pasamdyti Munchą ir jis juos visus išžudė. Išgyventi pavyko tik vyrukų iš Kartiganų šeimos. Džonui, gal Tomui, nepamenu jo vardo. Ne.
Jūs netaip supratot. Klausiu, ar man reikėjo bijoti. Na, kai esi samdomas žudikas, draugų neturi. Beveik su nieko nesikalbė. Daugybę valandų praleidi moteliuose, mašinose, lėktuvuose. Tiesiog sėdė ir žiūrėjai niekur. Bet su tavimi jų elgesys pasikeičia. Jis nebijo savęs išreikšti. Rodo daugiau emocijų, be to savo amžino linksmumo. Esi vienintelis žmogus, į kuriuo jis užmezgė reikšmingą ryšį, nesibaigusi kulka. Tad, ar esi saugi ar pavojuje? Pasakysiu taip. Akivaizdu, kad tu jam daug reiškia. Todėl daug reiškia ir man. Tad gali mėgauti ramiai, Marta. Kas čia dabar? Šitas gražuolis teks tau. Ir ką man su juo veikti? Viskas labai paprasta. Kulkos išlenda pro ten. Jos pataiko į žmonės ir žmonės miršta. Jis gal iš Antrojo pasaulinio karo. Sakėt, kad jis super greitas, beprotis žudikas, taip? Ir norit, kad eidamas pasinešiau ančių medžioklei skirtą šautuvą. Atleisk, Styvai, bet tai geriausia, ką galėjome gauti per trumpą laiką. Jis nežino, kad mes jau ateinam, tiesiog prieik prie jo ir šaukiam į veidą. Bruklino narkomanai vaikšto su geresniais ginklais. Esu tikras, kad toks suskis kaip tu, kaip nors susitvarkys. Žiūrėk, ką kalbėsi pusę šalės goblinę. Fadas, ne ginklas. Lyg būčiau koks Elmeris Fadas. Rimtai? Granata? Pas tave šito išmokiau, Franci. Sveikas, bičiulė. Velniai rautų. Jis negyvas? Tik be sąmonės. Labai atsiprašau. Viskas gerai. Juk čia yra Oneka? Nežinau, ar turėtum čia būti. Nes jaučiuosi sutrikusi ir manau, turėtume padaryti pertrauką. Kaip tai? Pertrauka. Gerai. Gerai. Ne, palauk. Kas? Tas atvirkštinio žudiko reikalas. Žinau, tai keista. Labai. Nužudau krūvą žmonių. Bet jie blogi žmonės. Tai nepasiteisinimas, turėčiau liautis. Iš tos panikos bandau viską protingai paaiškinti ir tai suvokiu. Meluoju, tai tiesa, bet tau puikiai sekasi. Gerai, tikrai gerai. Velniai nematė. Kas čia dabar? Labas, Sofija. Sveika. Jis negyvas, ne tik snaudžia. Matosi, kad kvėpuoja. Kas per velnias? Mėšlas. Noksai, turime bėdą. Į pastatą eina 12 vyrukų. Noksai girdi? Kas tas Noksas? Šitas iš FTB. FTB? Ne. Jo pavardė Hopperis ir jis labai blogas žmogus. Senokai jo nemačiau pasikeitęs. Kas kartą atrodo vis kitaip. Kas jis? Ilga istorija.
Kai išėjau iš agentūros, mes kartu dirbom, buvome labai artimi. Tada pasakiau, kad nebenoriu žudyti, o jis norėjo, kad grįžčiau ir žudyčiau toliau. Serbijoje jis susprogdino pastatą, kuriame buvau, ką? Tai jis ne iš FTB? Ne. Viskas bus gerai. Franci, aš... Ką? Kaip tu mane pavadinai? Ar pavadinai mane... Jis tau pasakė mano vardą? Moškrušys. Prakeiktas Moškrušys. Tai buvo nebūtina, atsiprašau. Turime eiti. Aš niekur neisiu. Kodėl? Nes tu nusikaltėlis ir man melavai. Marta negali su juo eiti, jis nužudė Farą. Užsičiauk, ačiū. Niekada to nemelavau, nė karto. Gal ir tiesa. Aš maniau, kad juokauji. Marta, turime skambinti policijai. Būk gera. Šausiu tau į pažastį. Nuostabu, laukiu, nesulaukiu. Niekada taip nepasielgčiau. Mūsų namuose guli lavonas. Pamirškime pažastį, šausiu tau į akį. Ne su tavimi kalbu. Aš to nedarysiu, tik kąsniu. Po valandos galime būti negyvos. Marta, paleisk mane. Dabar gyveni čia, tyloje. Vėliau tave išleisiu. Aš niekada tau nemelavau. Ko iš manęs nori? Aš čia, tai tikra. Nežinau, tu išdygai. Visas toks nuostabus, bet užžudai žmonės, o tas FTB vyrukas. Iš tikrųjų visai ne iš FTB. Nežinau, visko labai daug. Nemanau, kad tai sveika. Normalių nėra. Normalūs ir sveiki neegzistuoja. Mes neturime laiko, todėl turėsi nuspręsti dabar. Aš tave myliu ir noriu tai padaryti. Ką veiksi likusį gyvenimą? Tik tu ir aš. Tu viskas, ką turiu. Ar aš dėl to beprotis, pakvaišęs? Padarykime tai. Dabar, mieloji, turime daryti tai dabar. Liaukis tauškės, aš sutinku. Rimtai? Jūs abu nesveiki. Eime. Bus sunku. Kodėl? Negaliu nieko žudyti. Kai paskutinį kartą nužudžiau vyruką, tu pakvaišai. Ne, viskas gerai. Nedaryk to. Ko? Vėliau sakysi, kad aš nieko nedarau. Pasitikė manimi? Taip. Karštai atrodai. Labai gražiai. Duok ranką. Gerai. Puikus smūgis. Labai gerai. Tu sveika? Kaip tai padarei? Kai kurie švaisto laiko kovodami, o aš einu tiesiai prie pergalės. Turime išrinkti. Velnias. Mėšlas. Čia rimtai šautuvas. Kas čia buvo? Kuo į mane pataikei? Kaip tu? Gerai? Labai blogai? Atrodai puikiai. Ačiū. Kaip šukuosime? Velnias kaip skauda. Puikiai pasirodė. Visiškai to nenumačiau. Pričiupai mane, kuo tu vardu? Styvas. Užgriuvo per daug dalykų vienu metu. Marta... Pasangos nieko nenužudyti. Akimirkai praradau dėmesį. Kodėl jos nečiupai? Kodėl nepaėmė įkaitę? Taip elgtis negražu. Taip elgtis negražu? Tu paklausyk. Jis mano, kad taip elgtis negražu. Tu talentingas. Kodėl jie tau davė tokį šuliną ginklą? Nežinau. Milasis mums metas. Ačiū, kad nepaėmė manęs įkaitę.
Kas jie tokie? Atrodo labai įpykę, ar ne? Kur Džonis? Teks vieną iš jų nužudyti. Viskas gerai. Šitas paskutinis pažadu, man nesvarbu. Dabar taip sakai, bet pažinoje bus, kodėl turėjai jį nužudyti. Ne, man tai tikrai nebūtai. Kalės vaikas. Gerai, vaikinai. Ką tik matėt, kad iš čia galiu nužudyti jūs visus. Ar jis buvo jūsų bičiulis? Pažiūrėkite į jį. Jam žaidimas baigtas. Įsivaizduokite kalėdas su jo tėvais. Galbūt jis turėjo vaikų. Arba katę. Galbūt turi katę. Kas šers jo katę? Kas šers jūsų katės? Žinau, kad jums už tai moka, bet pagalvokite, ar verta. Visi žinom, kuo tai baigsis. Pasitraukti nėra gėdinga. Gerai? Kas nors? Ei, kur susiruošiai? Mes jau sumokėjom. Velniop tai. Gerai. Dar kas nors? Užsikrušk. Nelabai mandagu. Turime čia traškučių ir limonado. Gal noriu užkąsti ir apie tai pasikalbėti? Kadrai, pastumk mane. Viskas bus gerai. Pasiruošus. 1, 2, 3. Kaip jaučiatės, vaikinai? Man patiko. Niekas nenukentėjo. Na, gal truputį. Turėtumėte įsikviesti greitąją. Gal tu paskambinsi? Nešauk. Tai buvo didžiulė klaida. Štai. O mes nebuvome susitikę. Buvom. Naujajame Džersyje, ar ne? Pokonas, Pinokiai, kažkas tokio. Pirelai. Teisingai, Pirelai. Tu Vinis, ar ne? Vonas. Tas, kuris lėpėsi po stalu. Tai buvo pirmasis mano susišaudimas. Šiek tiek įsigandau. Vini, ką tau sakiau? Argi neliepiau neprisidaryti bėdų? Taip, neprisidaryti bėdų. Visiškai tai nepanašu, Vini. Ne aš tave pasamdžiau. Tave pasamdė mano brolis Ryšis. Jis yra tas, kurio tu laik. Man visiškai vienodai. Užteks. Pasitraukite nuo jo. Styvai, čia tu? Šaunuolis, ir vėl mane pričiupai. Marta? Klaunų nosis. Labai žavu. Kartą buvau sumanęs ryšėti varlytę, bet nusprendžiau, kad tiesiog būsiu tas, kuris nužudys visus tavo draugus. Nesuprantu, ką mums į merginą. Nušaukime jį ir bus baigta. Styvai, tiesiog darykas liepta, gerai? Džonėjime. Vini, palauk. Jei jos nori, ateik ir pasiimk. Fremonto ir Roledo sankryža. Labai blogas sprendimas. O kaipgi mes? Sušikti nevykėliai. Štai kas nutinka nusikaltėliams iš skelbimų. Palaukite, nevykęs sprendimas. Labai nevykęs. Tu pabudai. Linksminėsi darydamas iš savęs kvailį, Frensi. Nevadink manęs taip. Kas tau nutiko? Kadaise buvai tikrai gimtinė. Pamenu, buvo toks vyrukas, beros, Jakuza. Jis apsimėžo iš baimės, vien žinodamas, kad tu jau pakeliui. Ką? Klauno nosis neskoninga. Gal čia kažkoks pokštas, kurio nesuprantu? Tuk. Kas ten? Pokštas, kurio nesupranti. Supratai? Labai juokinga, Frensi. Metas keliauti namo. Turėtum dažniau šypsotis. Būtum populiaresnis. Na štai, puikiai šypsana, matai? Policija rankas pakelti taip, kad jas matyčiau. Lik ant žemės. Kur taip ilgai užtrukai? Laukiu pasiprinimo, dar neatvažiavo. Dabar tu čia tarsi pusk, jis sulaikytas. Kodėl kalbi su akcentu? Kodėl amžinai kyla problemų? Velnias. Klausyk, planas paprastas. Mergina ten, kur ir norim, kad būtų. Į Richardo kabinete, tad jau kas paruoštas. Turime tik palaukti, kol tas maniekas pasirodys ir išžudys visus savo kelyje. Sugalvosime pasiteisinimą ir nežinsimės kuo toliau. Tada liks 1, 2, 3, Richardo nebeliks ir aš užims jo vietą. Kas jau čia nelogiška? Nežinau, gal viskas?
Richardas savęs laukia. Ačiū subingalvė. Tau irgi gražios dienos. Netikės. Sakai, kad šovė jam į marmūzę. Ir jis liko gyvas. Čia tavo vaikinai bruko man 900 metų senumo šautuvą. Nejaugi. Ta su visa derama pagarba nesuprantu, kas ten įvyko. Tiesiog atiduok man mano dalį ir aš nežinusi. Atsiprašau. Kuo tu ten vardu? Syvas. Syvai. Kokią pizzą mėgsi? Su sūriu. Su sūriu? Gal dar sūrio? Vis dar veikia. Geras telefonas. Tavo eilė. Ne, paklausyk. Mudu su Džoniu eisime ir paskleisime žodį. Pasiūlysim $100 000 premiją. $100 000. Toks savo planas? Toks mano planas. Kvaila mintis. Briusai, ką tu iš višė veiki? Jei nežinotum, kur jis yra, iš namo griauneiti. Jei atvirai, manau, kad saugiausia būtų ją paleisti. Paleisti? Toks savo pasiūlymas? Žinai ką, tu nesuvoki, ką darai. Neturi nei kiaušų, nei... Kalės vaikas. Vėliau tikrai pasistengsiu suvaldyti pyktį. Bet dabar miršta žmonės. Lavonų vis daugėja. Ir tėtis galiausiai pasibės. Ir dėl visko kaltas tu šūdo gabalė. Dangšiau tavo subinę daugybę metų. Daugybę suknistų metų. Dabar suprantu, kad klydau. Turėjai mirti kartu su perelais. Eik tu šiek ryčią. Pasiimk merginą ir nežinkis iš mano kabineto. Ir man nusispjauti, jeigu pasiskusi mamai, kad iškašiu tau subinę. Briusai, nieko neišleisk. Daugiau nesusimausim. Jei tas subingalvis turės drąsos čia pasirodyti, pasitiksime jį pilnu pajėgumu. Pasirašau. Jau seniai nebeskaičiuoju savo kvailų sprendimų. Turėjot karinį M16 automatą su lazerio spinduliu, bet įkišot man suknistą Elmerio Fado šautuvą. Mes visiškai šiknoj. Turėsime būti čia, kai pasirodys tas psichopatas. Galiu užtaisyti, žinoma. Taip, mums galas. Narkas. Viską pradėjai tu, vonai. Čia tu užvedai šitą košę. Tu čia rimtai? Gal geriau užšiauk srėbtuvę. Žiūrėk, ką kalbė. Arba kas. Nesugadink linksmybių. Juk mums turėtų būti linksma, ar ne? Antrai pradėsiu negražiai elgtis. Kuo save laikai? Aš suknisas Johnny's Moonas. Kas? Nori pasilinksminti? Žinoma. O tu nori? Ką sakei, meluoji? Negirdžiu tavęs. Iš šono atrodo maždaug taip. O ne, jis ateis ir mus nužudys. Aš Johnny's Moonas. Myliu tave, vonai. Aš tave irgi, Johnny. Gal traukiame į palapinių žygį? Su tavimi nors į pasaulio kraštą. Man patinka, tikrai. Kodėl tau nepapasakojus? Koks tai jausmas? Kai tavo intelekto koeficientas didesnis nei 17, susitikinėti su serijiniu žudiku. Turėsiu trumpam tave sustabdyti, nes jei atvirai, visiškai nesuprantu tavo plano. Ar tai planas užversti kojas? Ta prasme, planuojate, kad jūs nužudytų. Tarsi itin sudėtingas savižudybės planas. Skauda, ar ne? Tu gal idiotas? Tau šakės. Tikėkis, kad jam pasirodžius, tavo ir pėdos bus ataušusios, nes jis tave nužudys. Jei ne jis, tada aš.
Tu mane nužudysi. Tu? Man sakė, kad sėkmingi žmonės įsikelia į gyvendinamus tikslus, tad... Ką pasakysi dabar, šliundra? Jaučiuosi. Jaučiuosi motyvuota. Suskiai. Padaryk tą sylai. Padaryk aną sylai. Tu gali sylai. Imk šūdiną šautuvą sylai. Kaip reikalai? Skaniai atrodo. Kiek jų? Vonas, Žonis, Briusas, Ričis, jau 4. Ir dar 6 moškrušiai su automatais. Galima? Turėtų juos išjudinti. Kas savo veidui? Ta šunsnukis Ričis pridaužė mane telefonu. Eik, turim tai? Ta Suskis sumušė mane telefonu. Bjaurybė. Taigi. Galiu pasivaišinti guminukais. Mėgstu žalius. Į sveikatą. Keisa, žalių nekenčiu. Rimtai? Tobula. Supranti, apie ką aš? Tai susitiksime viduje? Už tai man ir sumokėjo. Sėkmės, bičiulė. Visiškas pamišėlis. Vonai, žygiuok į Richardo kabinetą ir palydėk jį į rūsį. Tu? Į viršų. Nesijaudink, Riči, viskas kontroliuojama. Šūdo gabalas. Kas yra? Nesiseka užtaisyti? Aš pratęs prie mažesnio kalibro. Duok man. Puikus ginklas. Ačiū. Na štai, nori jį atgauti? Tai nori? Prašyčiau. Apgavau. Kalės vaikas. Kur Marta? Užsikrušk. Gerai, rasiu pats. Ką? Palauk. Nejau nenori jo nužudyti. Ką? Dažnai daryti to, ką darai visuomet. Ko? To samdomo žudiko reikalo. Kai kas nors tave pasamdo, tu nužudai tą, kuris pasamdė. Nesijauti kažkokį iškreiptą moralinį poreikį tai padaryti. Aš apie šitą nesąmonę. Ne, pažadėjau savo merginai, kad daugiau to nedarysiu. Ką? Taip, esi kada sutikęs merginą, dėl kurios negali nei valgyti, nei liautis apie ją galvojęs? Pasitaupyk šitą mėšlą savo. Atviliau tave čia, kad jį nužudytum. O dabar sakai, kad nebežudai. Kas per šūdas? Atleisk, nenorėjau tavęs nuvilti. Nenoriu žudyti nei tavęs, nei tavo brolio. Atėjau tik pasiimti merginos. Kas čia vyksta, Klivonai, užsičiauk Ričį. Ir dar kaip mane nuvyliai. Rodos, jūdu turite šitą aptarti. Paliksiu jūs vienus. Nulip, Ričį. Duok man. Kodėl tu amžinai kančiasi? Šūdas. Kas čia vyksta? Gražu. Aišku. Ką čia darai? Kas čia? Taekwondo? Karate. Aš nemoku karate. Taip nesažininga. Tavo rankoje suknisas ginklas. Gerai, susitarkime taip. Jei pažadėsiu padėti ginklą, sutiksite naudoti karate. Gerai.
Padėsiu jį. Na štai. Gali šivo karatė. Čia garantuotai karatė. Pertraukėlė. Čia granata. Koks savo planas? Kambarys labai mažas. Blogai, labai blogai. Kam tau granata? Nesvarbu. Nenoriu mirti. Gerai, palauk. Nejudėk. Kvėpuok. Verti mane jaudintis. Tu drebi. Būk atsargus. Padarysime tai drauge. Pasiruošęs? 1, 2, 3. Na štai. Mums pavyko. Gal tu geriau prisėsk. Sėsk ir nusiramink, kvėpuok. Įkvėk pro nosį, iškvėk pro burną. Nejudėk. Styvui labas. Čia mano bičiulis Styvas, kaip sekasi? Savo ginklo niekaip nepasiimsiu. Juk nutaikai raudoną spindulį tiesiai man į širdį. Bent jau nemanau, kad sugebėčiau. Ar sugebėčiau? Tavo bosai kitame kabinete bando vienas kitą nužudyti. Jauti mane apykantą? Nori mane nužudyti? Ar tau tai svarbu? Nes man tai ne. Atėjau tik pasiimti savo merginos. Tai žinai, ką dabar padarysiu? Padėsiu ginklą. Gerai? Ką darysi, Styvai? Žinai ką? Vis tiek tu man labiau patinki nei tie šūčiai. Tu man irgi patinki. Pažįsti Briusą? Briusai čia Styvas. Buvom susitikę kabinete. Briusai šiandien sunki diena. Gal galėtum kurį laiką jo pasirūpinti? Man jau metas, pasimatysim. Labas, monstre. Atleisk. Visai nepagalvojau. Atsiprašau. Kas yra? Ko laukia? Dieve, kokia tu miela. Tau tiesiog patinka, kad aš surišta. Iškrypėlis. Tai tiesa. Dabar man jau aišku. Tai tiesa. Gerai, ateik pas mane. Dabar įmano. Patinka? Kodėl einam greičiau? Bijau, kad gali išlysti tas su berankovis marškinėliais. Džonis Mūnas? Taip. Jo tokia pavardė? Žinau, visiškai nesąmonė. Jis pjovė mane veidą, ką? Ir čia dar neblogiausia. Jis pasityčiojo iš mano nosies. Man patiko tavo nosis, tikrai? Taip, nes tada atrodo, kad visi smagiai leidžia laiką. Na, kartais ir būna, bet... Mielasis, dieve mano, kaip tu? Užtenka, Francija. Eik, bėg iš čia, bėg. Palauk. Pasikalbėkim. Nagi. Tikriausiai labai jam patinki. Labai tikiuosi, nes antraip, ateidamas manęs išgelbėti ir išžudydamas visus tos vyrukus, jis labai mane supainioja. Gal galėtum dabar nesijuokti? Man tarp žandų pilna kraujo ir vis dar skauda veidą. Elgiesi kaip visiškas šiknius. Žinai, keista, kad tu dabar apačioje, už viršuje. Primena man vaikystę. Buvo toks berniukas vardu Erikas. Nujaučiu, kad išgirsiu puikią istoriją. Tas vaikis kabinėdavosi prie manęs kiekvieną mielą dieną. Kiekvieną dieną sutrindavo mano maišelį su pietumis. Jis buvo didesnis už mane, stipresnis. Tau tai patiks. Jis turėjo vėžlį. Svarbiausia, kad jis įmylėjo. Pagalvojau, aš didesnis už vėžlį. Aš stipresnis už vėžlį. Žinai, kokį garsą leidžia vėžlys, kai jį traškai?
Jis klykia. Supranti, kur link suku? Klaunas ateis, ras save baigiančią nukraujuoti ir liks sugniuždytas. Trekšt, Džonis Mūnas laimės ir bus baigta. Žinai, tiesa ta, kad padariau tai ne dėl Eriko. Iš tiesų, man tiesiog patinka traškyti vėžlius. Man patinka vėžliai pinti. Džoni, Ričis negyvas. Vyrukas, kuriam skambini, irgi negyvas. Apgailestauju. Ką? Alio? Alio? Puikiai. Super good. Aš ant tavęs nepykstu. Tiesiog esu nusivylęs. Nusivešiu tave į dykumą, suleisiu didelę dozę, labai ypatingų vaistų. Ir mudu išprogramuosime šitas nesąmonės tau iš galvos. Tam jau per vėlu. Nieko gero. Mielasis, tu čia? Kur Džonis? Ir kodėl turi jo mobilųjį? Jis prašė perduoti, kad išvyko pas savo merginą į Kanadą. Jie susipažino internete. Ji gamina papuošalus, labai miela. Užsičiauk, kur jis? Gerai. Gerai. Aš iš tikrųjų jį nužudžiau. Trenkiau jam per galvą statulą. Tu būsi kitas. Tu. Tu meluoji. Mėšlas. Velnias. Prakeikta kalė. Atsiprašau. Skaudėjo? Mano ranka. Sakiau, kad tai bus. Sakiau. Bet tu manęs neklausėjai. Niekas manęs neklauso. Dieve mano. Aš tiranozauras. Aš nenugalima. Šaunuolis. Nuostabu. Labai tau ačiū. Ir aš savo dieną įsivaizdavau šiek tiek kitaip. Nejaugi. Pažadėjau Martai nieko nenužudyti. Iškart palengvėjo. Pasakysiu tau štai ką, Francija. Gal ir nesu gerėtis, bet toks tokį pažino. Supranti, ką turiu galvoje? Pažiūrėk į save. Šią akimirką atrodo kaip koks sumaltas psichopatas. Manai, paliksi viską už nugaryje ir gyvensi įprastą gyvenimą? Tu niekada nebūsi normalus. Ir gerai. Kas gali norėti būti normalus? Atsisuk šūdžių neraliuotas. Francija, versi mane šauti tau į nugarą? Tiesa ta, kad pasidarė nuobodus, Hoperi.
Styvai. Viskas gerai, bičiulė? Dabar jau gerai. Šaunuolis. Premija už Hopperį siekia kokius 5 milijonus. Ką? Šitas šūdžius vertas 5 milijonų? Aš turtingas. Gal dar turi žalių meškiukų? Palikau tau kelis. Dėkui, bičiulė. Šokėjėlė? Taip, ačiū. Nėra už ką. Labas, grybuk. Sveika, mažutė. Koks tu permirkęs? Tai jau tikrai. Pasiilgau tavęs. Aš tavęs irgi. Iš kur juos gavai? Styvas davė. Styvas? Labas, Styvai. Pažįsti Styvą? Mieloji, tavo vyzdžiai įsiplėtė. Tikrai? Ar kažkas tau šovė į veidą? Taip, man šovė į veidą. Rimtai? Taip. Kurio čia darbas? Aš jį pamokysiu. Nereikia, aš pati pamokiau. Ir jį, ir tą kitą vyruką. Gerai jiems įkrėčiau. Nukepėjai 2 vyrukus? Ta aukščiausio lygio žudikė, Marta. Nepalikai nei vieno. Sudarojai visus pagrindinius blogiukus. Tikrai? Taip. Aš imu ir padarau. Tu pasitiki savimi. Teisingai. Tu suknistas tiranozauras. Mums žudbūt reikia į ligoninę. Gerai. Gerai, keliaujam. Styvai, paveši? Po 2 mėnesių Lačiau, Šiaurės Vietnamas. Kur nori keliauti pirmiausiai? Tik neversk manęs rinktis, juk žinai, kad nemoku. Aš visiškai neapsisprendėme. Gerai, tada turiu planą. Kokį? Jei įsirinksi jalapeną, trauksime į Tailandą. Ieškoti lozaurų. Jei žalį citriną, skrisime į Braziliją pas pterodaktilius. Tas, kurį įsirinksi, bus tas, kurio labiausiai ir norėjai. Taikinius matau. Supakuokite iš karto, kai išeis iš turgaus. Supratau, Alfa komanda vietoje. Jalapenas. Aš labai patenkinta. Norėjau ištraukti jalapeną. Tuomet trauksime į Tailandą. Jis neturi kur dingti. Pasiruoškite perėmimui. Taikinys kažką turi rankoje. Palaukit. Gali būti ginklas. Ką jis daro? Echo komanda, ką matot? Ką jis daro? Pametėme iš akių merginą. Kur mergina? Mus pasivijo. Kur mergina? Kas stebi merginą? Kur jie?